Labą dieną. Šiandien prasideda ruduo, baigėsi sezonas, atvažiavome į Bet Safe Drift finalą Kačerginėje ir turim tą patį sudaužytą pirmuką. Tai yra greičiausia sezono trasa, yra pavojingiausia ir aš su šitu galingumu dar čia nesu važiavęs. Truputį nerumu, bet gan jau mažai. Apsipratau su tą mašiną, jau džiaugiuosi, jau viskas gerai, kaip ir suprantu, kaip jinai veikia. Modifikacijų, ką padarėm nuo praeito etapo, kur biškį apsivertėm, įdėjom gale stabilizatorių, nes manau, kad tai sušvelnins automobilio valdomumą ir būtent Kačerginės trasoje, kai jinai tokia greita, tiek sukibimo mašinai nereikia. Realiai, koks dėsningumas yra, visi pilotai kelia padangų slėgį, tai mes pabandysim dar iš stabilizatoriaus, kadangi jo prieš tai nebuvo, sumažinti sukibimą gale ir taip lengviau kontroliuoti automobilį. Nusiteikimas yra kosmiškai kažkoks geras, nežinau, šiaip atvariau tikrai for fun pasivažinėti, atsivežiau daug padangų, bent jau pagal save, pagal savo kišenių, tai sukūrensim daug padangų, tikiuosi pasivažinėsim, svarbiausia tikiuosi nesugadinsim automobilio baisiai. Varom žiūrėti, kaip man sekasi būtent tą daryti. Nesąmonės vyksta, keitėm reduktorių, buvo reduktorius biškį neparuoštas iki galo, nes jis šiek pritaikytas iš kitos mašinos. Taip, pasiknisom, turėjom saugiklį, kuris sudegė. Ten truputį, ačiū rankos magijai sutvarkė, truputį sparną pametėm, buvo nepasiruošę greičiam. Jau viskas? Pilna. Nesąmonės, žodžiu, nesąmonė po nesąmonių, važiuosi kosmiškai, ta prasme. Prasibandėm Zestino padangas, prasibandėm tas, kuriuom seniau važiavom. Manau, kad Zestino pasiliksim truputį lėtesniam konkurentui, nes lengviau su juom važiuoti. O šiaip tai viskas gerai, patinka. Gal laiko truputį mažiau nei tos padangos, kuriuom važiavau prieš tai 3 ranus įspausdžiu, dabar jau įspaudžiu tik 2.
Tai va, tikiuosi neapsiversiu. Varom kol. Didelė pagarba, sveiki atvykę gerbiami žiūrovai iš Šino Sabų. Salvijus labai garsus iš Šino Sabų Drift Finals eventą, kuriame mes šiandieną važiuojame. Turbūt Oskaras pasakoja iš savo vairavimo pusės, kaip jiems čia sekasi, kaip jiems čia gerai, kaip jiems čia negerai, kaip čia greita mašina, sunku suprasti, kad vyksta. Aš galiu papasakoti biškį iš pietų pusės, kaip čia vyksta ir iš šono, kaip man atrodo. Normaliai. Plius minus normaliai. Rimtų gedimų neturėjom. Biškį reduktorių pasikeitėm, kad redukciją pataikyt, ką mes dar padarėm. Saugiklis vienas biškį padegė, ten sprendimų kažkokių padarėm, burtų magijų. Šiaip, aš nusiteikęs gerai. Aš manau, Oskaras nusiteikęs irgi kuo puikiausiai. Kažką pasakė ką tik į raciją, nes turim racijas, nes esam tokie išmanus berniukai. Mes trasoj nelabai girdis ir nelabai susikalbam, bet bent jau apsimetam, žinai, tokie, kad rimtesnė. Šiaip mašina, kas yra keisčiausia, žinau, Oskaras daug kartų tą patį kartojo, yra raketa. Nu, blet, jinai šilpi, jinai baisi. Ir realiai, Oskarui reikia truputėlį prisijaukinti dar šitą žvėrį, dar jo truputėlį neklauso, bet kitam sezonui tu durnas. Man pačiam baisu, man baisu, jam baisu, tau baisu. Dar truputėlį iš drifto, kas pat. Šiandien naudojam transporto priemonės paspirtukus. Paspirtukus labai gerai, nuvažiuoja ten iki viršaus, viską pamatyt. Ir mūsų gerbiamas kameristas paprašė jį pavėžėti. Man nebuvo sunku, mes jį pavėžėjome. Mano kelienį nubalnuoti, purvinas visas, jo barzda pramušta. Žodžiu, ganėtinai viskas neblogai, dabar važiuojam žiūrėti kvalifikacijos ir žiūrėsim, kas gauti. Paveš tave? Paveš tave? Nemažai dalių trasoje pažėręs ir nuotykių turėjęs Oskaras Juodis. 13 numerių pažymėtas automobilis čia labai daug reikalų pridaro. Išgyveno, sakyčiau, taip ant ribos. Po pirmo kvalos rano, manau, kad prisidirbam reikalų, truputį nuleidau ratą, kur nereikėjo. Čia standartinis gaunasi. Ant karštų leki gaunasi geriau nei visą laiką gavosi ir kažkur jau gaunasi per gerai. To aš nesuvaldžiau, eilinį kartą nedavažiuoju šitos mašinos. Bet nuoširdžiai galiu pasakyti, greičiausia mašina gridė, ta prasme, bent iš vietos pagaunu visus. Važiuojant visi yra praktiškai lygus. Čia yra grožis drifte, kad kai lygi padanga praktiškai visų, tai ten nevyksta kažkokiu tai atsiplėšimu ar kažko tokio. Tai tikrai smagu važiuoti. Pasitreniravom porinius, pasitreniravom lydą, dabar reikia nepasišiukšlinti, gauti ne nulį kvaloj ir ją praeiti. Na, o jei nepraeisim, tikrai neliūdėsim, nes šiandien gerai pasivažinėjom. Jautėsi labai didelis nepasiruošimas šiam etapui, nes realiai pradėjom ruoštis tik gal nuo kokio antradienio, trečiadienio, nu tai čia pats kaltas, tiesiog reiks daugiau šitam reikalui skirti laiko ir pripažinti, kad net ir mašina atrodo tvarkinga, reikia prie jos pastoviai dirbti. Na tai gyveni ir mokaisi, ar ne, taip sako. Šiaip, šypsenos didžiausios. Svarbiausias dalykas, ką padarėm, tai atsirinkom redukciją šiai trasai ir dabar tikrai užtikrintai žinom, su kokia redukcija reikia atvažiuoti į Kačerginę. Tai dėl šitos klaidos mes praktiškai pusiau išmetėm pirmą treniruočių sesiją, nes reduktorius buvo netinkamas ir jisai gan ilgai keičia šitoj mašinoj. Užtrukom praktiškai valandą laiko, bet mes jį pakeitėm ir dabar turim tobulą diffą. Tai nepaslaptis, mano ratai sukasi apie 235-200 km per valandą ir automobilis skrenda, aš jums pasakysiu, jis skrenda. Tikiuosi, antrų kvalos raunų skrisiu ir aš. Tai va, žiūrim, koks bus antras. Parsiskambinau gerai, blemba. Turėjau 2 spinus už ąžuolo posūkio. Nu, nekokia patirtis, galiu pasakyti.
žodžiu, nusimontavo padangą trečiam klipe, užsistačiau ir žiūriu, kad jau garsas kitas ir sukibimo nulis. Tai teko gerai paskraidyti. Ačiū Dievui, viskas sveikai, nesiverčiau, tai prakeikti ratai mano per platus pasirodo. Pramečiau šitą momentą blemą, kad užsidėjom per plačius ratus ant padangų, kurias labai mažai leidžia oro. Va taip ir atsitiko. Ojei, pirmą kartą montau ratą ir taip nusitiškiau. Oi, matau, eilė mano artėja, tai reikia įruoštis. Oskaras Juodis toliau stovi prie starto linijos, pasiruošęs judėti į trasą. Jeigu žiūrėjo Driftoholikų podcastą su Oskaru Juodžiu, kuris išėjo prieš gerą savaitėlę, tai žinot, kad jo spirit animal yra vaškelis. Jisai nori užaugęs būti vaškeliu, mes visi žinom, ką tai reiškia. Vaškeliu būti nėra lengva, vaškeliu būti reikia daug sylas ir truputėlį prasuktų varžtų kaukaliai. Pasižiūrim, kaip seksis Oskarui. Amazono neblogai, antrą galėjo būti geriau, greitis geras. Ir ant asfaltuko truputėlį netelpame, neblogai. Praėjom kvalą. Geras jausmas, esu 11 vietai su 8-3 taškais. Šiaip tikrai visi pasitempė, tikrai geri balai ir reikia stengtis. Pagyrė teisėjai, sakė, greit lėkiu, tai čia man daug reiškia, pavadino velniu, raganėjom, džiaugiuosi. Tikrai praktiškai nerandu, kur atleisti. Gal meluoju, gal nemeluoju, bet man atrodo, kad aš tiesiog neatleidžiu visą trasą ir bandau atsijoti. Mašinas skrenda žiauriai gerai. Dabar vėl tas pats, kas kiekvieną etapą. Arba save nurašys, pasikrausiu savo malku, arba nepasikrausiu. Tai pirmų ranų nuleidau ratą, gavau šiam 7 taškus, antrų ranų nuleidau ratą, gavau 8-3 taškus. Tai balai geri, bet akivaizdu, kur galima pasitemti. Tai kaip pirmie metai, manau, rezultatas yra kosminis, nes realiai pusę treniruočių išmetėm dėl blogo reduktoriaus. Antra dalis jau kaip ir normaliai atsišaudinėjom. Tai realiai klojam kelią ateičiai ir manau, sekantį kartą dar labiau pasikelsim tos balus. O toliau neturiu ką pridurti. Komanda sutvarkė automobilį, radom visokių defektų realiai. Pirmą kartą automobilis gedo, tai turėjome elektrinę bėdą, svilo saugikliai, realiai praradau kuro slėgį, tai ačiū Dievui nepagavom jokio atlyvo ir nieko nesitiko varikliui. Tas reduktoriaus keitimas, ten buvo visokiausių niuansų ir pamečiau sparną biškutį, prie 200, kokių 40 atsipalaidavo, suskaldė stiklą ir nuskrido į viršų. Tai nelabai smagu, bet kitam kartui tiesiog pristvirtinsim geriau detalės, nes pasirodo greitai lekiam. Tai va, stengiamės toliau dalių nepamest, savo malkų nepasikraut ir pajudėti porinius. Davai, važiuojam. Bet tikrai daug išspaudė, kaip huligankis. Jaučiu jo. Čia berniukai ir mergaitės nusiteikė. Čia jaučiu, kad gausit ir atsistotų, šiaip tai siūlyčiau filmuoti paskui tokį, žinai, reelsą gerai renka laiką. Mūsų techninis komisaras net įsikišo pakrovėją, kad šitą videką nusifilmuotų, kad ragelis nenusėstų. Tai nusiteikit, jisai žino, kur būna tie aštrūs dalykai. Ir užsidega žalias šviesoforas, mes važiuojam. Kalša priekį, Oskaras bandys sekti. Arklių skirtumas yra. O, labai Oskaras čia bando tą arklių skirtumą pakeisti. Ir beveik gaunasi. Arba pakraus, arba pasikraus. Na, gerai, Oskaras ir Kelčia. Oskaras ne... Jo. Ir yra pasakęs vienas žmogus, if in doubt,
flat out. Tai Kelpšui šitą panašu, kad turi išsitaturavęs ant rankos. Šiandien nepralaimėjom. Šiandien važiavom namo su šypsena, su realiai pergalėm. Pergalės tokios. Įsiaiškinom setų pakačerginiai, kitam kartui atsivešim tinkamą redukciją, žinom kaip susireguliuoti važiuoklę, žinom kaip realiai viską pasidaryti. Jau vien iš to turėsim daugiau negu 2 treniruočių ir manau turėsim didelį šansą parodyti rezultatą. Šiandien galbūt ir norėjusi daugiau, bet būkim realistai. Šiais metais taip nevažiuoju, kad būčiau vertas podiumų ar kažko. Šiais metais pažindinamai su mašina ir manau, kad šiandien Kačerginės trasoj baisiai gerai susipažinom. Pašiurpinom teisėjus, buvom pastebėti, pašiurpinom žiūrovus. Labai smagu, kad vis tiek žmonės pastebėjo, paglosto širdį, dėl to varom namo kaip nugalėtojai realiai. Ir ką? Mašina svarbiausia, vienam gabale, nes su savaitės važiuojam į Raganų kalną. Ten bus įdomu, ten grėsminga trasa. Tai laikykit čiūrus, kad vėl neapsiverščiau ir iki karto.